netrukus matysite, kaip pasibaigs šio sezono motokroso batalijos ir kas vyksta už tos ribos, kai nugrimsti ieškoti akistatos su laimikiu. Rubrikoje sportas pašėlė greičiai ir bekompromisė kova. Gausiai žiūrovus susirinkti į šių metų Lietuvos motokroso čempionato 5 etapo bei Lietuvos motociklų sporto federacijos taurės finalinio etapo batalijas žiūrovus masino intriga, kurią išsisprendus paaiškėjo, kas šiais metais buvo stipriausi, kuris Lietuvos motoklubas tapo Lietuvos čempionų komanda. Į 2 dienas Panevėžyje vykusią moto šventę savo geriausius sportininkus delegavo net 18 šalies klubų. Panevėžio motokroso trasoje net 16 klasių lenktyniavo pajėgiausi Lietuvos ir užsienio sportininkai. Lietuvos motociklų sporto federacijos tarybos narys Saulius Stankus džiaugiasi, kad šių metų sezonas buvo įsimintinas atkakliomis kovomis lenktynių trasose. Intriga, kuri tęsiasi visą sezoną, bei dalyvių ir svečių gausa. Motokroso čempionate dalyviai tarsi turistai keliavo iš vieno Lietuvos kampelio į kitą, kur jų laukdavo modernios, techniškos ir labai greitos trasos. Kiekviena trasa turi savo elementų, savo specifiką, savi greičiai, gruntas skirtingas yra. Tai šiemet buvo pirmas etapas Rokiškyje, antras Plungėje, trečias Pakruojyje, ketvirtas Rokiškyje ir dabar finalas Panevėžyje. Šiemet labai trasos yra gero lygio, gerai paruoštos ir tikrai, pavyzdžiui, trasa Pakruojai naujoviška buvo ir man asmeniškai, žiūrint kaip žiūrovui, ne sportininkui, man labai patiko aukšto lygio ir taip pat labai gera trasa buvo paruošta tiek Rokišky, tiek Plungėje ir taip pat ir Panevėžys dabar gerai paruošta trasa. Lietuvos motociklų kroso čempionate sportininkai kovojo ne tik už save. Tarp atskirų sportininkų buvo atskirų klasių kova, taip pat ir tarp klubų, kurie sumuojasi 5 geriausi rezultatai. Tai aišku suteikia intrigą ir visi klubai stengiasi ir sportininkas stengiasi pasiekti kuo geriausius rezultatus. Įnirtingiausia kova klubų įskaitoje vyko tarp motoklubo Žemaitija bei Kėdainių Vedavo. Motoklubo Žemaitija siela, variklis ir pavyzdys sportininkams dar pats lenktyniaujantis klubo vadovas Saulius Stankus sportinį sezoną įvertino gerai, tačiau prognozuoti, ar pavyks tapti čempionų komanda, nebuvo linkęs. Atsargus savo spėjimais buvo ir motoklubo Vedavas atstovas. Geras sezonas iš tikrųjų ir dabar turime 1. vietą, bet po šiandienos rezultatų jinai labai slidi. Kol kas, man atrodo, Žemaitijai pralaimėm šiandieną rezultatas, o rytoj parodys rezultatas. Arba bus 1. arba 2. vieta. 3. vietoje esančio Panevėžio motoklubo SEMA vadovas ir paskutinio Lietuvos motokroso čempionato etapo organizatorius Almantas Stepukas pasakojo, kad komandos sportininkams iškelta užduotis išlaikyti esamą poziciją. Sezonas pradžia buvo tokia, sakykime, gan nebloga, paskui vienas sportininkas patyrė traumą ir nebevažiuoja, tai mums kaip ir trūksta taškų, bet kol kas dar 3. vietoje. Tai viskas lemsi šiandieną rytoj važiavimų mūsų sportininkų. Ar išlaikysim tą 3. poziciją ar prarasim? Dar nedaug Lietuvos motokroso sportininkų siekia didesnio pripažinimo Europos trasose, tačiau jau turime kuo didžiuotis. Šiaip palyginus mūsų lygis visumoje nėra labai aukštas, bet yra kelias žvaigždutės, kurios labai stipriai dirba ir tobulėja. Tai Dovydas Karka, kuris vaikų pasaulio čempionate vieną važiavimą atvažiavo 5. Jasikonis Arminas, kuris dalyvauja Europos čempionate ir Anglijos čempionate. Taip pat yra kitų sportininkų, kurie dalyvauja Latvijos čempionate ir yra prizininkai bei čempionai irgi. Lietuvos motociklų čempionato baigiamąjį etapą aplankė gausus būrys žiūrovų. Šventė pavyko, Lietuvos čempionų pavardės jau žinomos. Dabar mūsų sportininkų lauks dar vienos grandiozinės varžybos. 29-30 bus pasaulio nacijų taurė, šiemet yra Belgijoje, Lomelyje, kur Lietuvą atstovauja Vytautas Bučas Open klasėje, MX2 Matas Inda ir Nerijus Rykštelė MX1 klasėje. Kaip galvojat, kaip seksis jiem? Turime šansų. Papulti didįjį finalą yra sena mūsų svajonė, bet aš manau, kad būtų mažojo finalo vadinamojo priekyje taip pat būtų labai garbinga vieta.
Pasibaigusiame Lietuvos motociklų čempionate komandinėje įskaitoje 13 taškų persvarą nugalėjo motoklubas Svedavos. Antri Žemaitija ir trečią poziciją išsaugojo klubas Sema. Vieniems sėkmingas, kitiems gal nepateisinęs lūkesčių. Tačiau jau finišavęs čempionatas įeis į istoriją, kurioje kiekvienas pasistengs surasti kažką gražaus, naudingo, juk sukauptos patirties labai prireiks kitais metais, kai ir vėl skirtingose Lietuvos regionuose burzgės motokroso šventė. Rubrikoje pomėgiai povandeninės žūklės ypatumai. Ilgos minutės po vandeniu laimikio beieškant tai vyriškų ir drąsių ekstremalų pomėgis, sparčiai populiarėjantis ir skirtas gamtos mylėtojams, kurie po vandeniu žaidžia pagal tam tikras taisyklės. Šis pomėgis dažnai vadinamas ir sportu, nes po vandeniu žmogaus organizmą veikia kitokios jėgos. Todėl bet koks judėjimas reikalauja daugiau fizinių pastangų. Žmogus turi būti itin geros fizinės formos, nes panirus į vandenį nekvėpuojant tenka išbūti 2-4 minutės. O yra tokių žmonių, kurie gali ir ilgiau. Tad per tas buvimo po vandeniu akimirką savo meistriškumo dėka dar reikia pataikyti į pastebėtą žuvį. Šitas sportas turbūt yra daugiau tobulumui pačiam. Kai pamatai, ant kiek jinai trapyta gamta, paskui supranti, kad vis dėlto geriau tobulinti save, nei įtakoti, nei lysti į tą gamtą su savom taisyklėm, su savom šakėm. Norintis tobulėti ir pasivaržyti dėl kuo didesnių vandens gelmių laimikių, o tai net 65 povandeninės žūklės profesionalai ir mėgėjai ir vėl pasinėrė. Tik jau į gerokai atvėsusius Molėtų rajono ežerų vandenis. 6. atviras Lietuvos povandeninės žūklės čempionatas vyko Galonų bei Siesarčio ežeruose. Varžybose dalyvavo sportininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių, kurie tiek pirmą, tiek ir antrą varžybų dieną ežerus rinkosi pasikliaudami savo intuiciją. Ne tik sėkmės faktorius patirtis, bet ir kiti komponentai nulėmė tai, kad vieniems labai sekėsi, kitiems tik sekėsi. Šiandien man sekėsi, radau 3 nuostabius ungurius, gylyje tarp 6 ir 8 metrų. Matomumas yra ganėtinai prastas, ten reikalingas prožektorius. Ir nieko, tiesiog matai žuvytės nosies keletą centimetrų, šauni ir viskas tada priklauso jau nuo to, kaip tu ar pataikai gerai. Ir turi keletą minučių tam, kad tą žuvį užkabinti ant taip vadinamo kukano. Tai yra toks viela tokia, kur žuvis laikoma. Ir viskas. Nuostabus pojūtis, begalė adrenalino, noras kvėpuoti ir noras pagauti dar. Buvo ir daugiau, tiesiog buvo nepataikyta. Nu šiaip, matomumas gana prastas, tai vat, man bent jau. Pripratęs prie geresnio. Tai tiesiog nauja vieta, naujas ežeras. Skaitau, kad neblogai, вот так вот. Vienas žuvis neblogai. Охота серьезная, угорь глубоко, где-то начиная с 7 метров, там темно, холодно и страшно. Немного, хотя места красивые, казалось бы, сам бы жил, но искать надо и не кучно стоит. То есть надо там одного, очень много работать, очень много плавать. 6 часов плавать, я думаю, что я килограмма 3 за эти 6 часов скинул уже. Latvijos povandeninio sporto federacijos prezidentas jau beveik 30 mečius yra šio sporto gerbėjas, kuriam žuvis tik labai maža dalelė gilesniuose pomėgio lobiuose. Тех денег, которые мы затрачиваем на бензин, на оборудование, это просто хобби. Иногда в виде бонуса приносит приятную добычу. Да? Но даже если добычи нету, если чистая вода, вот просто само состояние невесомости поплавать тоже очень приятно. Akistata po vandeniu su žuvimi – tai akistata su adrenalinu. Adrenalinas tame, kad tu visai nesitikį pamatyti žuvies. Šiame ežere Galuonėse, kur mes nardome, žuvis ieškoma visiškame dumble, tai yra tu plauki yra plynas laukas. Ir randi urvą, unguriai gyvena urvuose. Priplaukęs prie to urvo, tu matai žuvies tik tai labai nedidelę dalį. Ir į ją iššovus, tada nežinai, kas vyks, ar pavyks, ar nepavyks. Žuvis priešinasi, jinai kanda, jinai apsivyja aplink ranką ir panašiai. Tai visa tai yra tos 10 sekundžių, dėl kurių mes pasiruošę būti vandenį 6 valandas. Netgi tai yra dar labai geros oro sąlygos. Povandeninėme ežerų pasaulyje atsiskleidžia tikrasis jų grožis ir paslaptis. Tad stereotipą, kad Lietuvos ežerų vandenyse tamsu, skurdu ir nyku, pomėgio fanatikai linkę paneigti. Pas mus galbūt subtilus, bet labai gražu yra. Ir būna kartais užsižiūri, tiesiog atsiguli ant dugno, žiūri kaip į akvariumą. Gražios žulytės, gražios žuvytės, tiesiog guli ir nesinori kvėpuoti visiškai, ir relaksuoja savo pilnai. Ir to ir pakanka praktiškai. Arba būna, pamatai tokių įdomių, gražių dalykų, kur arba
arba praplaukinti kokį povandenį bėbrą pamatai, arba lydeką sučiupus į kitą mažą žuvytį ir ten bandai ją sukramtyti. Irgi labai tai gražu yra, atrodo visina gamta yra gamta. Mes galim būti paprasčiausiai stebėtojai, mums nereikia mėsos, žuvies, mums trūksta žmogui turbūt atsipalaidavimą ir grožį. Dėl to ir eina čia. Šie vyrai neria ne tik laimikio, jie dar atlieka ir švaros misiją. Tai žodžiu, dar ir ežero valytojais dirbat. Galima ir taip pasakyti. Ant 4,50 tinklas stovėjo ir praktiškai ėjo į gylį. Tai nežinau, kaip ir nardytojams pakankamai pavojinga. Gerai, kaip matomumas geras, o taip tai kažkas brakonieriauja. Tokie kaip ir nerašyta taisyklė yra. Viską, ką tokio randat pavojingo, reikia į krantą tempti. Taip, dar kai būna žymėti, tai nekliudai, nes kaip ir žvejų būna nelegalūs tinklai, o taip tai stengiasi išmesti krantą. Tyrinėdamos pomėgių trauką, supratome ir tai, kad gražių tradicijų ambasadoriais pirmiausiai tampa tėvai. Tėčio įtaka pirmą kartą mane panardino tėtis su savim gal 5 ar 6 metų. Tiesiog aš pamačiau, kaip tas atrodo povandeninis pasaulis. Jis yra beproto gražus, jis yra beproto nenuspėjamas ir tu gali pamatyti ir bebrą, ir žuvį, ir viską. Ir tu tiesiog būni po vandeniu su savo mintimis. Dainuoji kokią nors vieną dainą. Taip, ir tiek. Jau antrus metus iš eilės atvirajame Lietuvos povandeninės žūklės čempionate nugalėtojais ir prizininkais tampantys tie patys dalyviai rodė, kad Lietuvoje formuojasi stiprių povandeninės žūklės sportininkų karta, neužleidžianti lyderių pozicijų ilgai dominavusiams šios sporto šakos propaguotojams iš kaimyninių šalių. O graži tradicija, pirmos varžybų dienos sumedžiotą žuvį atiduoti Molėtų vaikų globos namams, buvo tęsiama ir šiemet. Rubrikoje renginių anonsas apie tai, ką verta pamatyti. Išpuoselėtas vyriškas kūnas, ilgakojas gražuolis, ateik ir savo akimis pamatyk, kai tobulo kūno grožis virsta menu. Spalio 6 dieną Tarptautinio sporto festivalio programoje atvirosios Vilniaus kultūrizmo ir fitneso taurės varžybos. O jau spalio 7 dieną jūsų lauks tarptautinis vyrų kultūrizmo, klasikinio kultūrizmo, moterų kūno fitneso ir bikinio čempionatas. Grandioziniai renginiai spalio 6-7 dienomis Siemens arenoje Vilniuje. Vyrai, ir toliau būkite budrus, nes mes keliausime į jūsų teritorijas. O aplankytos jau internete Lietuvos ryto televizijos portale tv.lrytas.lt, Facebook profilyje bei laidos svetainėje teritorija.tv. Prasmingo laiko su kitokia Lietuvos ryto televizija. Sudie. Kitoje laidoje išskirtinis susitikimas su šį sezoną ryškiai suspindėjusią motoakrobatikos žvaigždę ir jo mylimąją, bei unikalus ir visada kitoks legendinio vyriško žurnalo Top Gear Lietuva eksperimentas. Tad susitikime ir vėl.